Labas rytas. Toks lengvas patinės rytas šiandieną. Vakar visą dieną važiavome Prancūzijoje, likusią Prancūzijos dalį veikėme. Niekur nebestojame, neskubėjome į Italiją. Kai kam gal gali pasirodyti, kad šita mūsų kelionė yra tokia biškiuką pakvaišus, su tokiais dideliais atstumais, daug vairavimo ir tokių skubėjimų. Taip gavosi, nes mes, kada planavom šią kelionę, tiesiog galvojom, reikia padaryti Eurotripą ir susidėliojom vietas Europos žemėlapyje, kur nesame buvę ir kur tikrai norėtumėm pabūti. Taip, aišku, praleisime daug vietų, tikrai gražių, bet tiesiog susidėliojom, kur patys norėtumėm nuvykti ir kur pabūti. Ir taip gavosi, kad mes galėjom sau leisti tik 25 dienas keliauti, o tos visos vietos įsibarsčios labai plačiai po visą Europą. Ir tokios šalys kaip Prancūzija tikrai yra labai didelės ir labai sudėtinga yra viską pamatyti per tokį trumpą laiką. Bet gal pradėkim viską nuo pradžių. Sveiki keliautojai! Mums gimė toks planas pasitikti pavasarį kuo anksčiau. Dėl to atvykome šiek tiek piečiau. Matote, už manęs jau žydi gėlės. Ir kaip žinote, Europoje gėlėm yra garsi viena valstybė, tai yra Olandija. Ir būtent mes čia atvykome. Keliausime ne vien tik po Olandiją, keliausime šiek tiek ir piečiau, nes šią Olandiją dar šiek tiek vėsoka. Tai norim pasitikti tą tikrai pavasarį. Šį čia vakar buvo apie 20 laipsnių šilumos, šiandien tik tai 12, bet toks oras yra tinkamas stebėti tokius sodus, vaikščioti po visokius gėlynus ir lankomės viename iš didžiausių gėlių sodų, galim sakyti, pasaulyje. Jei tai ne pats didžiausias sodas pasaulyje, bet turbūt pats populiariausias. Tai vieta, kurią bent kartą gyvenimą reiktų aplankyti. Jame kasmet susodinama apie 7 milijonus tulpių svogūnėlių. Pati tulpė yra kilusi kažkur iš Turkijos, bet atgabenta čia labai gerai prigijo. Buvo išvesos tokios tulpių veislės, kurioms patinka visus klimatas ir smėlingas dirvožemis. Per didžiuosius Olandijos uostus tulpės buvo prekiaujamos po visą pasaulį. Taip Olandija tapo žinoma kaip tulpių valstybė. Tiesa, ši gėlė vos nesugriovė visos šalies ekonomikos. 17 amžiuje užėjo kažkoks tulpių virusas, dėl kurio tulpės įgavo labai neįprastą atspalvį. Tokios tulpės kainuodavo labai brangiai, kainos kilo savaitėmis. Svogūnėliai tapo spekulacijų objektu. Buvo laikas, kai vienos tulpės svogūnėlį galėjai parduoti už namo kainą. Visi ūkininkai liovėsi auginti daržovės, nes viską investuodavo į tulpių auginimą, parduodavo turtą ir namus. Bet galiausiai šis burbulas sprogo ir šalyje kilo ekonominė krizė. Dabar šis įvykis vadinamas tulpių manija. Tai pirmasis užregistruotas ekonominis burbulas pasaulyje. O šis Keukenhofo sodas pradžioje buvo tiesiog daržas, kur augino daržovės dvaro virtuvėje. Gėlių ūkininkai, norėdami pasireklamuoti ir daugiau parduoti gėlių, sumanė padaryti sodą, kuriame jie galėtų pademonstruoti savo gėles. Taip ir atsirado šis sodas ir jis susilaukė didžiulio dėmesio nuo pat pradžių. Dabar apie 100 augintojų kasmet pristato savo gėlių ekspozicijas. Tai didžiulė reklama, nes sodą kasmet aplanko kažkur apie 1,5 milijono žmonių. Čia auginamos ne vien tik tulpės, bet jos užima didžiąją sodo dalį. Svogūnėliai sodinami prieš kelis mėnesius, kaip taisyklė lapkričio pabaigoje. Ir svogūnėlis prabuvę žemėje visą žiemą sudygsta pavasarį. Taip tulpės pasirodo kovo pabaigoje. Žodžiu, keliauji ir mokaisi. Šį čia atvykome labai anksti ryte ir visai nesigailėme, nes dar buvo šiek tiek normaliau, ta prasme, su žmonėm, nes dabar yra labai daug žmonių, praktiškai neįmanoma net laisvai vaikščioti. Dabar atradau tokį mažiau užgrūstą tokį kampelį, bet visur aplinkui, pažiūrėkit, žmonės. Šiaip čia
tulpės žydi tik tai 8 savaitės per metus, tai yra balandžio mėnesį ir gegužės gal šiek tiek. Dėl to yra labai svarbu suderinti laiką ir čia žmonių dažniausiai pavasario metu, čia žmonių gali būti apie 25 000 per vieną dieną aplankyti. Įsivaizduojate, koks kiekis. Tai mūsų sprendimas atvykti ryte nebuvo labai jau toks blogas. Kur bevaikštum, čia visur kvepia, aplinkui visur gėlės, ten toliau žydi jau sakuros. Žodžiu, čia yra tikras pavasaris. Lankantis Olandijoje reikėtų aplankyti ir garsiuosius malūnus, be kurių dabar turbūt nebūtų ir pačios Olandijos, arba ji būtų visai kitokia. Be malūnų daugiau nei 1/4 šalies būtų po vandeniu ir apskritai pusė teritorijos būtų negyvenama. Norėdami apsigyventi derlingose pelkių žemėse, vietiniai turėjo sutarti ir bendradarbiauti. Per daugelį šimtmečių buvo pakeistas kraštovaizdis. Iškasti kanalai, supilti pylimai, įrengti šliužai ir pastatyti malūnai. Visa ši sistema pumpuodavo vandenį ir nusausindavo didžiules teritorijas. Jei ši sistema nustotų veikti, tai visas vanduo sugrįžtų atgal per porą savaičių ir pusė šalies teritorijos vėl taptų netinkama gyvenimui. Šiais laikais šios malūnus pakeitė modernūs kompiuterių valdomi siurbliai, bet dauguma malūnų vis dar veikiantis ir pajėgus atlikti savo darbą. Juos stengiamasi prižiūrėti, nes nutikus kokiai stichinei nelaimei ar karui, senukai vėl galėtų atlikti savo darbą. Pumpuoti vandenį tiesiog vėjo pagalba. Panašiai nutiko ir per Antrąjį pasaulinį karą, kai vokiečiai pasisavino visą dyzeliną ir vietiniams teko vėl paleisti senukus malūnus į darbą. Dar ir dabar dauguma malūnų yra apgyvendinti ir prižiūrimi. Visoje Olandijoje yra daugybė malūnų. Mes lankomės Kinderdike, viename iš seniausių ir svarbiausių malūnų kompleksų šalyje. Bet čia važiuokit, kiek malūnų. Belenkiek malūnų yra aplinkui. O šita vieta yra įtraukta į UNESCO paveldo sąrašą, nes apie tai papasakosiu vėliau šiek tiek. Palauk, žąsį. Taip, kiekvieną kartą. Tai viskas. Judam, nes jau vakarėja. O kur dabar judam? Judam link mašinos ir važiuojam iki Belgijos. Į Belgiją? Taip. Tai tik vakar atvažiavom į Olandiją ir jau į Belgiją važiavom. Taip, nes mums reikia pusę Europos važiuoti per vieną mėnesį. Pasirinkom tokį kelią per vieną mėnesį pusę Europos apvažiuoti. Tai vakar tik aplankėme... Vakar tik tai atvažiavom, šiandien jau nusikalė nuo kojų ir dar laukia 25 dienos. Ir jau užtenka mums. O tu Dieve, tai važiuojam greičiau iš čia. Mums jau užtenka, tai Olandijos. Ne, iš tikrųjų Olandijos neužtenka. Galvojam, kad greičiau suspėsim, bet čia sudėtinga. Nes čia gyvena kiek milijonų gyventojų? 12 milijonų gyventojų. Ir tokia mažai šaly viskas čia sugrūsta. Eismas didelis. Nieko nėra. Judi lengvai, lėtai judi. Ir niekur nesuspėt, žodžiu. Ir viskas mokama, viskas brangu, bet iš tikrųjų labai gražu. Ir viskas žmogaus Kad gražu, sukurta. tai gražu. Taip, ir Olandija yra tokia šalis, kur yra viskas žmogaus sukurta. Viskas sukurta. Nėra nieko, jokios gyvos gamtos. Nu, žąsys tai gyvos. Žąsys gyvos, bet tie kanalai tai jie iškasti yra. Tai va, čia viskas yra padaryta. Viskas žmogaus padaryta. Linciūg žmogaus padarytas. O tu kieno padarytas?
Aš padaryt. Iki du žmonės tokie padarė. Prieš daug metų. Sugalvoj padaryti tai keistolį, kaip aš. Paėmė padarė. Nu, jau tu be padarys. Olandijoje lankėmės gana trumpai, bet to užteko pastebėti, kad tai tikrai išskirtinė ir savotiška šalis. O dabar su jumis atsisveikiname, susitiksime jau kitoje šalyje.